važiavimo sąlygos yra tiesiog tragiškos, kas kaip nori, tas taip važiuoja. Tiesiog nesilaiko taisyklių ir panašiai. Tai realiai, jeigu reikėtų pavairuoti mašiną, tai atvirai sakant, nesugebėčiau čia arba avariją iškart padaryčiau, nes čia tiesiog įgūdžių reikia. Ir šiuo metu važiuoju su taksistu, tai vienintelis žmogus, kuris saugiai vairuoja ir laikosi šiek tiek minimaliai taisyklių. Rytas, antra diena Teherane. Šiuo metu išvykstu iš miesto link jūros, prie kalnų, kur daug šviesesnis oras. Šiuo metu Teherane labai stipriai užterštas oras, smarvė, smogas ir sunku labai kvėpuoti. Ir kas pirmą kartą mano gyvenime atsitiko, tai pradėjo netgi kraujas iš nosies bėgti. Tai nusprendžiau išvažiuoti kur šviežesnis oras, nors turiu dar vieną naktį viešbutyje. Ir šiuo metu čia vyksta Ramadanas, tai labai sunku gauti, netiksliau gauti, bet nueiti kažkur pavalgyti kavinę į restoraną, nes jie dabar badauja, pasnikas, kaip vadinasi. Ir šiuo metu tiesiog sunku gauti maisto ar kažkur nueiti pavalgyti. Kelionė prasideda į kalnus, štai atvažiuoja mūsų taksi, važiuosime beveik 3 valandas ir kelionės kaina 16 eurų. Labas rytas iš Reišto miesto, atsikėliau, palieku miestą ir važiuojam su taksi į kalnus, Masulė miestelį ir Riešto pilį. Tai iki pasimatymų. Ir bandome užkopti kalną. Kalnas tikrai didelis, bet manau vaizdas, kuris atsivers, tai tikrai bus gražus. Užkopėme į kalną, kur yra Urkhano pilis ir vaizdas tikrai nuostabus atsiveria. Paukščiukai čiulba, pavasaris artėja. Labai gražu.